Fokusas yra super. Tai va, žinokit, kartais kaip turi idėją, reikia sėsti ir daryti ją. O šitą idėją aš turiu jau labai seniai. Galima sakyti, čia viena iš tų idėjų, dėl kurių tokia didelė pagunda pagrįžti į YouTube, kad turėti priežastį nufilmuoti, nes, kaip kitaip susigalvosiu savo pretekstą, ne? Visam šitam. Tai štai, gal kokie jau 2-3 metai atgal aš mačiau, buvo tokios serijos YouTube populiarios, bent jau aš nemažai šitų mačiau, kaip žmonės pirkosi bet kokį pigiausią daiktą iš visų šitų prabangių brandų, tai tam visokie Hermes, Gucci, Louis Vuitton ir panašiai. Ir jie tiesiog atsidarydavo internetinę svetainę ir nusipirkdavo patį pigiausią internetinę svetainę esantį daiktą. Ir aš irgi noriu tai pamėginti apsipirkti ir pažiūrėti kartu su jumis, sulaukti tą siuntinį ir išpakuoti. Bet aš mačiau, kad iš tų kitų filmukų, kuriuos esu žiūrėjus prieš tuos metus, žmonės gaunasi tai, kad perka ten kokį pieštuką arba vatos pakelį ar kažką tais, kas, tokiam kaip ir iššūkiu ir tematikai gal ir neblogai, tačiau man tai visiškai neįdomu. Dėl to mes truputėlį pakeisim šitą metodiką į tai, kad mes pirksime pigiausią kosmetikos priemonę. Atsidarysim beauty, grožis ir pirksim, kas yra pigiausia ten. Tuomet kartu sulauksim siuntinio, išpakuosim ir žiūrėsim, ko turim. Jo, pasiteisinimas pinigų švaistimų geresnis negalėtų būti. Tai va, bet kokiu atveju, komentaruose rašykit, koks turėtų būti mūsų sekantis brandas, kuriam puslapį mes toliau supirkinėsim, bet šiandien mes darome Givenchy. Nes Givenchy, kuomet kalbam apie tos tokius prabangius brandus, tai yra mano pats mėgstamiausias. Tai štai, rašykit komentaruose, koks tai turėtų būti kitas brandas, ar brandas, kuris sulauks daugiausiai laikų, tą ir pirksim. Ir kad nebankrutuočiau, mes šitai darysim nedažniau kaip vieną kartą mėnesį. Tai va, turiu savo telefoną kartu su savimi ir aš dabar darysiu, įrašinėsiu savo ekraną, mes kartu nueisime į tą Givenchy.com UK, ar kad ir kaip tai vadintųsi, nes net nežinau. O, labas. Ir mes kartu nusipirksime tą kosmetikos priemonę. Čia ir dabar. Padėsi? Aišku, ką padėsi. Tai va. Nežinau, jaudulys, palaukit, reikia čia kažkaip susiorganizuoti viską. Taip, rašausi, kur dabar tas mano kaip screen recording. Aha. Pum. Įrašinėjau. Taip. Givenchy UK. Turim. O, Givenchy Beauty kaip tik rodo iš karto. Bet tam, kad pilnai atrastumėm teisingą kelią, štai einam į Givenchy. Ir tuomet žiūrim Beauty. Labai įtariu, bus trumpas šis apsipirkinėjimas. Bet, pažiūrėkim, kiek ir kaip greitai mano piniginė ant kiek aptušties. Tai palaukit, tai kaip čia dabar reikia rinktis, greičiausiai pagal kategoriją. La Collection Particular, nežinau kaip ištarti ir nežinau kas tai yra. Tai yra kvepalai. Ok, nesvarbu, atgal, refuse all. Ir dabar turim grįžti atgal. Darom tiesiog make-up. Taip. Kodėl nerodo viso make-up? Vis tiek man dabar duoda išsirinkti. Would you like to? Yes. Ok. Palauk, kas čia dabar vyksta? Gerai. Kosmetika. Taip, turime šituos 3. Tai dabar ką tai reiškia? Kad reikia rinktis kiekvieno po vieną. Ir ne žiūrėti, kuris pigiausias.
Okay. Žiūrim visus ir žiūrim dabar pudrų skyriuje, koks produktas yra pats pigiausias. Aišku, turime krūvą reklamų. Rikiuoti pagal. Nėra rikiuoti pagal pigiausią? Įdomu. Gerai, palaukim, pažiūrim, kiek čia tų produktų yra, gal jų nedaug yra. Ir gal tai tiesiog neužtruks 27, kiek matau pigiausias. Greičiausiai iš veidų produktų tai kaip ir vargiai bus. Jo, viskas sąrašo pabaiga, pigiausias buvo 25. Net neatsimenu, kas ten buvo. 8,25. Kažką netaip nežiūrėjau, dabar nebematau 25. Nu, nesvarbu. Taip, tada grįžtam į žiūrim lūpus. Žiūrime visi produktai lūpų. Rikiuoti pagal pigiausią vis dar nėra. Tada tiesiog taip 27. Pigiausias. O, 14 kažkas. Dėklas lūpdažių. Okay. Lūpdažių dėklas. Oi, sekantis. Taip, grįžtam. Akys. Žiūrėti viską. Gal kokią kiupeštuką? Gerai. 27, 27, 20 svarų kiupeštukas. Viskas? Viskas. Tai yra viskas. Nu, įdomiai, gerai, tada dar kartas viską pasitikrinam, tai veidas, lūpos, akys, kolekcijos. Žiūrėti viską. Nu, galim taip pamėginti paškoti, pažiūrėti, ką mums išmes. Viskas. Tai va. 4 minutės ir pigiausias produktas grožio kategorijoje kaip ir išrinktas. Ir tai yra lūpdažio dangtelis. Pasižiūrim, kokius turim ir išsirenkam gražiausią. Nes, taip sakant, sakėm, kad pigiausią daiktą. Irgi apšalus. Jo. Gerai. Štai čia žiūrim, kokiu čia, oda, prabangiai, ir štai turim visokių spalvų galimų. Juodas, toks, kaip tamsiai mėlynas, rožinis, žalias, mėtinis, pilkas, rausvas, raudonas. Šitas 70 gražiai atrodo. O dar pažiūrėkit, yra ir išparduotų. Katumė, nuversi kamerą. Na, čia kaip ir parašyta, jų daug. Bet, tai palaukit, kokią tik spalvą galima rinktis. Tiesiog žalia tokį. Tai tos apatinės linijos nėra. Ar aš čia kažko nesuprantu, tik tais 5 spalvos. Gerai. Nu, tai ką manai, kokią spalvą žiūrėk? Juoda, tamsi žalia, mėtinė, rožinė, raudona. Ką manai? Sunku išsirinkti. Bet šiaip žalia šitas gražiai atrodo. Mėtinės. Nu. Šviesus toksai. Rožinis.
Rožinis negražus, raudonas, išparduotas, su tokiu dideliu užrašu gal nelabai man. Žodžiu, ką darysim? Manau, imsim juodą. Bet labai rankinukė sunkiai gali matytis. Imam žalį. Imam žalį su spigliukais. Ir žiūrim, kas bus. Taip. Dedam mes į krepšelį. O! Kiek mėginukų galima dar gauti. Dar man kvepalų išrinko, bet tiek to. Šios dienos biudžetas jau nustatytas. Susimokėti. O, žinutė dovanosis rašykiam. Nesugalvoju. Žinau, kad galima... Taip, žinau, ką viskai parašysim. Nes laimė mažuose dalykuose. O. Neduoda. Okei. Okay. Validate. Continue as a guest. Sustabdysiu dabar įrašą. Užsipildysiu, tikiuosi išsisaugoju. Užsipildysiu savo, nežinot, informaciją, kad pabaigti šitą užsakymą. Kraunasi. Nu, viskas sumokėjom. Kraunasi, sukasi. Mano užsakymo patvirtinimas ir parašyta, kad turėčiau gauti tarp spalio 12 ir 13. Šiandien turime 11, tai ryt poryt. Labai greitai išpakuosim savo siuntinį, tai va, pasimatysim už sekundžių juodas ekranas, kai čia jau atvyks dėžė mūsų. Tai va, žinokit, nežinau, nuo ko čia pradėti. Nuo to, kaip aš sirgu, su temperatūra sėdžiu namuose ir mano balsas toksai seksualiai užkimęs, ar kad aš sėdėjau ant šitos dėžės savaitę laiko tam, kad galėčiau nufilmuoti, nes dėžė atėjo tai kitą dieną, bet aš, žodžiu, tai papasakosiu, turėjau dar kitą genelesnę mintį, prie ko, nu, žinai, visą šitą prijungti. Bet jo, tai grįžtant, štai yra, tai darom kartu, nesimplėm, žinau, savaitę laiko aš sėdėjau ant šitos dėžės ir laukiu ir reikia čia imti ir filmuoti, nes aš noriu šitą video įkelti rytoj. Taigi man reikia pykti filmuoti. Taip, žiūrim. Mes turime, neištraukiu. Tai tokia dėžutė. O, čia galėtų būti viršelio nuotrauka. Ir čia dar kažkas. Toksai vokas. Ačiū, kad pirkote. Ir čia greičiausiai sąskaita, bet tai kodėl sąskaita yra, nežinau, kiek čia lapų. Lipdukas. Čia lipdukas greičiausiai grąžinti, jeigu esi nepatenkinta savo pirkiniu. Ir tada 1, 2, 3 lapai. Na, okei. Supratau, ačiū. Ir čia greičiausiai. Jo, man šitas daiktas ir jo. Mes dabar papozuojam mūsų viršelio nuotraukai. Kaip manot, kurį išsirinksiu? Šitą pusę? Šitą pusę? Gerai, ką žaisti. Vai, kaip čia dabar? Geriau daryti, kai jūs geriau matytumėt. O, ar tai suku pakankamai, nežinau, bet štai čia rišame kaspinėlį. Rišame kaspinėlį. Ir viduje mes turime mėginuką numeris 1 kvepaliuku. Šiaip džiavenčiai man kvepalai patinka, man viskas džiavenčiai patinka. O, ir yra vyriškų. Štai toks. Mėgins Gytautas, žiūrės.
O šitos aš kapulus, žinau, man iš tikrųjų jie patinka, bet aš niekaip nenusiteikiu mokėti už juos šitiek. O kaip šitie paklausim kitų to, o blema. Kosulio priepuolis. Ok. Taip. Ir tada mano žinutė, kurią užsirašiau su šito pirkiniu, kuri nelabai jiems sekėsi su lietuviškom raidėm, tai gavosi taip kaip gavosi, bet esmė yra tame, kad laimė yra mažose dalykuose. Ir štai mūsų mažas dalykas. Kaip jums patinka mano lūpus, tik tais, kad matosi. Palaukit, pastatysiu atgal jau normaliai, kad jau išpakavo maišiuką. Tai štai, kaip visi pamenu, tai yra mano lūpdažio dangtelis. Štai čia iš nugaros rodosi, matosi, fokusuoja, koks jis gražus, žalias. Ir jo, štai tokia pakuotė bairis tame, kad kai aš nufilmavau tą intro, tą patį pirkimą, kitą dieną į ofisą ir ofisą pasakojau, kokią šis seriją sugalvojau pradėti daryti ir visi, tai kokie ten tie kamštukai ir kai aš nuėjau ant to internetinį puslapį pasižiūrėti ir man atrodo, mes gavom patį paskutinį žalį. Nes visi kiti žaliai viskas išparduoti nemanom. Tik va. Tik darau. O aš tikrai per daug. Per aprašymą skaičiau, kad čia yra tikros odos. Tai čia nėra odos imitacija, tai yra tikros odos dažytos žaliai su štai tokiais spygliukais lūpdažio dangtelis. Dabar jūs greičiausiai galvojat, Inga, ką tu darysi su tuo dangteliu? Tai va, ir čia prasidėjo ta kita dalis, dėl ko aš savaitę laiko laukiau. Tai kad, galvoju, jeigu turiu dangtelį, man reikia lūpdažio. Lūpdažis ten kainuoja 26-27, tikrai tik nenoriu mokėti. Bikinėlį mintis yra Vinted. Ir Vinted galima rasti gerų naujų dalykų gerokai pigiau. Tai va, sėdėjau atvirimas Vintede, naršiau, rinkausi, išsirinkau. Ir vat kol atėjo, ir nežinau kas yra, bet Yodel, Deliveris. Ne kažką šiandien, ne kažką. Paprastai ateidavo per kelias dienas, bet dabar, nežinau, atrodo tikrai užtruko visą savaitę. Tai štai, aš jau gavau lūpdažį, kuris yra štai tokios raudonos spalvos. Prisiduosiu, kad aš jau jį buvau atidarius. Ir nežinau, ką daryti, nes... Nu, žodžiu, kaip perki normalų lūpdažį, normalus lūpdažis jau ateina su dangteliu, ne? Tai vėlgi, nežinau, galima refilų nusipirkti, kad būtų be dangtelio, ne? Na, išsiaiškinsiu ateity, bet kokiu atveju, štai yra tas lūpdažis, kurį aš nusipirkau. Ir jūs tik tais pažiūrėkite į šitą veliūrinį dangtelį ir jisai toks išvelnus ir ta raudona tokia graži. Aš jį išsiėmiu ir aš taip galvojau, wow. Tai, jo, turiu dabar tokį raudoną ryškų, labai gražų velvetinį ir rudenį žalę dangtelį, kur naudosiu pakaitom ant to pačio lūpdažio, arba galbūt kažkur kažkada kaip nors rasiu pirkti, arba man kas nors padovanos lūpdažio refilą be dangtelių. Bet jo, dabar žodžiu, situacija tokia, kad turiu vieną lūpdažį, du dangtelius. Tai nežinau, kiek aš labai taip išsprendžiu tą problemą, bet štai. Ir iš tikrųjų, žinau, kad kas dalykas yra... Gurkšnis kavos, nes labai greitai kalbu ir tada pradedu kosėti. Čia toks baisus virusas kažkoks vaikštų, man atrodo, visi aplinkui serga ir dabar jie visi susirgdino mane. Taip, ką norėjau pasakyti apie pačius lūpdažius ir kokybę. Aš lig šiol, tiesą pasakius, o taip pilnai rankose ar savo nuosavybėje neturėjau tokio lūpdažio, kuris būtų iš tų brangių brandų. Ir aš visą laiką įsivaizdavau savo galvoje, kad man nereikia tam tų į Saint Laurent ar ten Chanel lūpdažių ir panašiai, nes tam pusė kainos yra už pakavimą, ne? Ir viskas, kas man rūpi, tai yra tik geras produktas, o panašiai, atliekantis produktas galima rasti ir paprastoje parduotuvėje, ne? Kas yra vis dar teisybė. Tačiau galiu pasakyti, kad turėti tą vieną tokį gražų lūpdažį, rankinukį, išeigo ar kažką tais, problemų gal ir verta.
O, ir žinokit, apie išeigas, makiažo priemonės ir visą kitą. Nebėra pas mane tokio dalyko. Sakiau, viskas, Inga, turiu pasižadėti, jokių taupimų. Jeigu nusipirkai kažką, nori naudoti, naudoji. Nesvarbu, kad iš namų neišeini. Bet jeigu labai nori, tiesiog naudoji. Tiesiog. Kad aš taip, aš jums noriu parodyti tą patį lūpdažį, kurį nusipirkau. Štai čia jis yra toksai gražus, ryškiai raudonas, su Givenchy logotipu. Ir mes mėginsime pasidažyti. Pavyzdys yra tame, kad aš neturiu raudono lūpų pieštuko, tai aš tiesiog taip mėginsiu, žiūrėsim, kas gausi, tai tiesiog neteiskit gerai, nes aš niekur šiandien iš namų neįsiu, aš sirgu. Bet, štai kaip spalva atrodo ant rankos, mano mylimiausias veidrodukas. Ir pigmento yra daug. Grįž Gytautas po darbo galvos, kas čia jai. Oi. Kažkaip ant lūpdažio tubelės man atrodo, kad čia bus toksai daugiau šiltesnis raudonas. Ten ant manęs pasidažius, aš nežinau, ar jis atrodo. Pliama gerai atrodo ant kameros. Jo, bet aš nežinau, ar jis ant manęs atrodo šiltai. Stebėjau. Šiaip, jeigu nori, man labai gražu, kuomet moteris kiekvieną dieną nešioja tokius raudonus lūpdažius, tai yra iš tikrųjų labai gražu. Ir dabar, kadangi aš tokį turiu, aš irgi mėginsiu. Nu ir ką jūs galvojat, argi neišsijungia fotikas man bekalbant, nes baigėsi kortelės atmintis. Tai va, ką noriu pasakyti, tai kad man labai gražu, kuomet moteris kasdieną dažosi tokiais ryškiais raudonais lūpdažiais. Man labai gražu. Ir kadangi dabar tokį turiu ir nėra tokios dalykos kaip išeiginis lūpdažis, aš manau, kitą mėnesį, darydamas į savo kosmetikos stalčių, aš tikrai inkorporuosiu kažką tokio gražaus ir ryškaus. Tai štai. Ir jo, štai toks mūsų pirmas, nepasakiau, taigi sugalvojau pavadinimą šitom serijom. Šitos serijos vadinsis dabar Skūpas Turčius. Manau, akivaizdu dėl ko. Ir primenu, kad sekančiam video jūs renkate, kokį brandą aš pirksiu. Komentaruose rašydami tiesiog brando pavadinimą ir brandą sulaukis daugiausiai laikų bus tas, ką mes filmuosime šitoje, nefilmuosime, kur mes apsipirkinėsime kitą kartą. O šį kartą tiek. O, persineša. Nu, ką padarysi. Bet kokia atveju. Iki.